Laidą pristato. Laidą remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad gyventi Lietuvoje lengva, bet išgyventi sunku. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Kaip čia, kolegė, niekaip nesuprantu, gal jūs man galėtumėt paaiškinti? Ką reikia paaiškinti? Toks faktas. Policininkai pagavo policininką, kuris reikalavo iš žmogaus kyšio. Na ir ką čia aiškinti? Na gerai, o štai kitas faktas. Neblaiviems vairuotojui ir dviratininkui pareigūnų papirkti nepavyko. O kas čia neaišku? O tau viskas aišku? Na taip, o ką? Vienas policininkas prašė kyšio ir negavo. Kiti siūlė kyšį, bet tie policininkai neėmė, tai kaip čia dabar suprasti? Na apskritai policininkai neima kyšio ir neturi teisės reikalauti. Manau, tą, kuris reikalavo kyšio, išmes iš policijos. O tuos, kuriems buvo siūloma ir neėmė ką, pakels pareigose? Na nepakels, bet jie užsitikrino save kaip sąžiningi policininkai ir gal gaus kokį pagirimą. Na ir kas iš to pagirimo? Tu ką parneši į namus, parodysi žmonai ir vaikams ir sakysi, šiandien šventinė vakarienė, man įteiktas pagirimo raštas. Suplėšysi jį po gabalėlį ir įdėsi jiems į lėkštę? Na nereikia, kolegė, čia visko taip suvulgarinti. Nieko aš čia nesuvulgarinau. Matau, kad čia dedasi nesąmonės. Vienas prašo, jam neduoda. Kitiems duoda, bet tie nebeima. Kažkaip reikia viską sudėlioti teisingai, nes dabar viskas susipynė. Ir ką jūs siūlote? Taigi policininkai ant automobilių užsikabino lipdukus su užrašu aš neimu kyšių. Na taip, o kas? Bet galima užsidėti ir kitą lipduką. Kokį? Na, aš neimu, bet kolega ima. Ką jūs čia tauzėt? Visai jums galvoj nebegerai. Na gerai, tada darom paprasčiau. Sutartinis ženklas. Jei lipdukas užklijuotas ant policijos automobilio iš galo dešinėje, vadinasi, jie neima kyšių, o jei kairėje, tada ima. Šitaip niekas nebesusimaišys, nebent tie, kurie neskiria kairės nuo dešinės. Na, kolegė, jūs čia duodat. Jūsų dėmesį nieko aš čia neduodu. Visada buvo, kas duoda kyšius ir visada bus tokių, kurie ima. Tiesiog policininkai ir vairuotojai turi susikalbėti tarpusavėje. Tad nuo šiol visi pareigūnai privalo laikyti šių taisyklių. Neimi kyšio, lipdukas dešinėje. Imi kyšį, lipdukas kairėje. Atsiminkite ir pareigūnai ir vairuotojai, tai bus išvengta nesusipratimų. Na, aš šitoj vietoj gal geriau patylėsiu.